Sveiki, šiandien trumpai papasakosiu, kaip reikėtų įsinešti pinigus į PayPal sąskaitą. Prisijungiame prie savo PayPal paskyros ir pačiame pagrindinėme puslapyje matome Add Money. Paspaudžiame tą mygtuką ir mus nukreipia į TrustPay. Spaudžiame Login, prisijungti. Išmeta tokią kaip papildomą lentelę, kur jūsų klausia, ar tai jūs bandote prisijungti. Čia yra jūsų vardas ir pavardė. Jeigu tai yra tai esate jūs, spaudžiame tęsti. Jeigu ne, tai paspaudžiate šitą Not You ir pakeičiate, prisijungiate prie savo paskyros PayPal'o. Taigi spaudžiame tęsti. Ir mus nukreipia į pavedimą, kad jį galėtumėm padaryti. Taigi, čia pirmoje eilutėje jums reikia pasirinkti banką. Jį išskleidus, bent jau man rodo Swedbank, SEB bank, visus lietuviškus bankus. Beveik visus. Čia reikia įrašyti sumą, kurią jūs norite persivesti ir spausti mėlyną ilgą mygtuką. Štai toks vaizdas. Aš pasirinkau SEB banką, 20 eurų valiuta pasirinkau ir dabar jums išmeta štai tokią pavedimo informaciją. Štai čia yra lietuviška, kaip matom, į lietuvišką sąskaitą vesime lietuvišką sąskaitą SEB banko. Čia yra kam, skyrelyje kam, įrašome TrustPay. Swift kodo kaip ir nereikia vietiniam mokėjimui, bent jau SEB banke jo nebuvo kur įrašyti, pasirenkame sumą 20 eurų. Čia jau prisijungia prie savo banko, visą tai padarysime. Ir mokėjimo detalės, tai šitą numerį, mokėjimo numerį, mes įrašome į mokėjimo paskirtį. Šitas mygtukas, jeigu jį paspausite, jūs tiesiog nukreips į jūsų banką, internetinę bankininkystę, kur jūs prisijungsite ir patys suvesite, nukopijuosite šitus visus duomenis. Labai svarbus dalykas yra čia. Čia rašoma, kad iš banko, kurį mes pasirinkome, pinigai bus pridėti į PayPal'ą darbo dienomis nuo 8 ryto iki 8 vakaro ir savaitgaliais nuo 10 ryto iki 5 vakaro. Per kiek laiko ateis, tai dabar aš jums negaliu pasakyti, bet tikrai ateis. Aš bandžiau persivesti, viskas vyksta kuo puikiausiai. Jeigu, tarkim, neturite galimybės sumokėti iš karto, kada jums šitą nurodymą išmeta, galite paspausti, kad jūsų šią mokėjimo informaciją jums atsiųstų į jūsų elektroninį paštą. Tai paspaudę štai šiuos žodžius, jūs parsisiųsite visą mokėjimo informaciją į savo elektroninį paštą ir galėsite sumokėti vėliau, padaryti pavedimą. Štai taip atrodo, jeigu jūs atsisiunčiate į savo elektroninį paštą, tai vėlgi visa ta informacija. Tiesiog jums tai reikia prisijungti prie savo interneto banko, kurį jūs pasirinkote. Šiuo atveju sąskaita yra SEB banko. Pasirenkame vietinį mokėjimą, kadangi sąskaita yra lietuviško formatu. Pasirenkame vietinį mokėjimą, suvedame kam, sąskaitos numeris,
suma ir mokėjimo informacija į mokėjimo paskirtį. Ir viskas, susivedame savo saugos kodus ir patvirtiname mokėjimą. Sėkmės!